Kokie simptomai išduoda, kad prasidėjo skydliaukės veiklos sutrikimai? Skydliaukės veiklos sutrikimai gali būti įvairūs. Jeigu kalbam apie jos funkciją, tai gali būti per daug skydliaukės hormonų, tai yra hipertirozė arba tirotoksikozė, arba gali trūkti skydliaukės hormonų, taip vadinama vystytis hipotirozė. Todėl ir simptomai labai skirsis šiais atvejais. Jeigu turime skydliaukės hormonų perteklių, dažniausiai šitie žmonės skundžiasi svorio kritimu, padidėjusiu jautrumu, nervingumu, rankų, kartais viso kūno drebėjimu, padidėjusiu prakaitavimu, dažnu širdies plakimu, permušimais ir kitais širdies ritmo sutrikimais. Vyresniems žmonėms dažnesnis yra prieširdžių virpėjimas. Bet jeigu skydliaukės hormonų trūksta, tuomet mes turime priešingą vaizdą. Žmonėms svoris linkęs augti, jiems atsiranda patinimai tiek veide, tiek kojose, retesnis būna širdies pulsas. Šitie žmonės skundžiasi nuovargiu, mieguistumu. Tačiau turime ir kitus skydliaukės sutrikimus, tai yra skydliaukės mazgai. Mazgai gali ilgą laiką jokių simptomų neduoti, tačiau jeigu žmogus pastebi kaklo formos pasikeitimą, jeigu jam užkimsta balsas, jeigu atsiranda kosulys be aiškios priežasties, be peršalimo, tikrai verta pagalvoti ir apie skydliaukę, ir mūsų šeimos gydytojai jau žino šituos simptomus ir atsiunčia endokrinologui skydliaukės ištyrimui. Gydant skydliaukės ligas, pats populiariausias vaistas, kuris skiriamas, tai yra tiroksinas. Ar šį vaistą tikrai reikia gerti visą gyvenimą ir kokį šalutinį poveikį jis turi? Levotiroksinas skiriamas tais atvejais, kai yra nustatomas skydliaukės hormonų trūkumas. O to priežastys gali būti labai įvairios. Didžiai daliai pacientų skydliaukės veikla neatsistato ir reikia levotiroksiną gerti visą likusį gyvenimą. Bet aišku, būna visokių situacijų, sergant lėtiniu autoimuniniu tiroiditu, kartais skydliaukės veikla svyruoja ir galima nutraukti levotiroksiną, kartais netgi skydliaukė netikėtai vietoj buvusios nepakankamos funkcijos suaktyvėja ir tenka skirti visai priešingą gydymą. Tai yra normalus procesas tos ligos. Bet jeigu mes kalbame apie skydliaukės operaciją, kai yra skydliaukė pašalinama ar dėl gerybinių mazgų, ar dėl skydliaukės vėžio, tai suprantama, kad levotiroksiną tikrai reikės gerti visą likusį gyvenimą. Dozės poreikis gali būti skirtingas skirtingų gyvenimo laikotarpių, netgi skirtingais metų sezonais, šaltuoju ir šiltuoju sezonu. Bet jeigu kalbame apie skydliaukės vėžį, tai levotiroksinas yra reikalingas ne tik tai tam, kad pakeisti trūkstamus skydliaukės hormonus, bet ir tam, kad sumažinti vėžio atkryčio riziką. Todėl bent jau pradžioje yra skiriamos šiek tiek didesnės levotiroksino dozės negu kitais atvejais gydant skydliaukės nepakankamumą. Ir po to sprendžiama pagal skydliaukės hormonų tyrimą, kokia ta turi būti dozė, kiek metų turėtų būti ta didesnė dozė vartojama, kada jau ją galima kažkiek tai sumažinti. Iš vienos pusės ta didesnė dozė, jinai padeda išvengti ligos atkryčio. Tačiau žmogaus sveikata, ypač su amžiumi, taip pat turi kai kurių pasiekmių. Tai yra, gali pablogėti išeminės širdies ligos eiga, jeigu žmogus serga išeminė širdies liga. Dažnesni šiems žmonėms yra ritmo sutrikimai, moterims, ypač po menopauzės, greičiau vystosi osteoporozė. Todėl stebėjimas atidus ir dozės pritaikymas pacientui yra labai svarbus. Nustačius mazgelį skydliaukėje, hormonai yra skydliaukės normalūs. Ar būtina skirti tiroksiną, ar jeigu nepaskirs gydytojas tiroksino, šitas mazgelis gali pradėti didėti? Mazgeliai yra labai įvairūs skydliaukėje, jų ląstelės yra įvairios. Iš tiesų yra kai kurios mazgelių formos, kurios reaguoja į tokį gydymą levotiroksinu, nes yra sumažinamas tirotropinis hormonas, kuris skatina mazgų susidarimą ir augimą skydliaukėje. Tačiau šitas gydymas nėra toks visuotinai patvirtintas, ypač dėl to ir ypač žmonėms vyresnio amžiaus, dėl mano išvardintų levotiroksino nepageidaujamų poveikių tiek širdžiai, tiek kaulams. Todėl mūsų klinikoje mes labai retai taikom šitą gydymą levotiroksino dėl mazgų augimo, nes mazgo augimas yra labai ilgas procesas ir mes negalim prognozuoti, kaip jisai eis. Galbūt tas mazgas 10, 20 metų ar 30 metų, nepaisant ar jis bus 1 cm ar 2 cm, simptomų žmogui jokių neduos. Bet aišku, jeigu jis yra gerybinis, jeigu jis greitai didėja, jeigu kosmetinis defektas, jeigu jaunas amžius, galima pabandyti ir gydymą levotiroksinu.